Ką? Alabama? Alabamai buvom jau, bet dar nieko nefilmavom. Tai iškrito Audi Alabamui, važiuojam, patikrinsim, nupirksim ir išsiųsim klientui. Tai labai mažų mylių automobilis ir labai gražus. Dėl to pakerėjo grožį visų pirma, o tada tik tai gilinomės kas kaip kur. Visas problemas išsprendėm. Biški titlas blogas tai mašinai, bet bandysim išspręsti su klientu tą problemą, su pardavėju ir sutvarkyti tą dokumentą, kad nekiltų kliūčių eksportuoti. Tai Alabamai turėtų būti šilčiau. Matysim. Žodžiu, Illinois turim plius 18 F, nežinau kiek Celsijaus, bet labai šalta, nemalonu. Jau daug kartų sakiau, po kaldrą tokio oro reikia sėdėti ir niekur neiti, nes nemalonu dirbti šaltyje, malonu sėdėti šiltoj audeliai ir dairytis pro langą. Tai kadangi ir aš dairausi, tai ir jūs pasidairykite. Nu, matosi, žodžiu, dalis. Jau bus kelio vaizdų šitam videkė, tada bus Alabamos valstijos Birminghamo miesto vaizdų. Turėtų kalniukų būti kažkokiu, tai manau, kad gana bus neblogas kraštovaizdis. Ir manau, kad krokodilą pamatysim, jeigu ne, tada bent jau krokodilo dešrelių suvalgysim. Ir bus matyti, kaip mums seksis. Tokie aparatai važinėja. Šalta, baisiai vėjas ant laukų. Benzas 289. Dizelis vos bėga. Lauksim, kol subėgs $70. Tokie aparatai važinės, barška.
Naktį praleisim motelį. Visi turbūt esat matę amerikietiškam filme, kur ateina visokie pikti dėdės ir išspiria duris. Tai va kažkas čia panašaus, kur kiekvienam filme vis kažkokia scena būna. Tai pažiūrėsim, kas viduje dedas ir bandysim išsimiegoti. Tai nepavyko pasiekti Alabamos šiandien, pritrūko 5 mylių, kadangi jau vėlus vakaras, reikia pailsėti. Rytoj mūsų pardavėjas, kuris parduoda Audi A6, tai nesutiko susitikti anksčiau kaip 3 valandą dienos. Tai bus daug laiko pafilmuoti jums visokių dalykų aplinkui ir surasti taip ilgai ieškotų krokodilo dešrelių. Krokodilo sasisko, kaip nori tai vadinkite. Tai va. Tai rytoj bus daugiau vaizdų. Gal su koja atsidaro. Leisk į namus. Enjoy your stay. Tik kieme man būt reikės ko gero. Neveikia nieko. O šalta. Sako, atvažiuosi. Šilta, gera bus kurgi tau. Minusas. Minusas kokie -3. Tai liulis bėga. Nieko gero. Tai o taip tikėjausi, kad bus šilčiau. Bet nebuvo, nėra. Rytoj irgi bus gal +2 ir +3. Tai nieko gero nežada. Matau ir pietus Florida ir toj mačiau. Kiti žmonės kalbėjo, kad tik tai +5. Tai sekam čia visokius tos influencerius, žiūrim, kas vyksta Amerikoje. Yeah, I just tried to, attach the car, but nothing up here. Should be green or... Should be green. Yeah, so red light is shining and that's it, I'll try again. I'm so sorry. No problem. No, I'm feeling sorry because you had to come back in this cold weather. All good, no worries. Sorry, sir. Thank you. Tai nieko tokio, tai mes galim ir per langelį. Šalta. Nu, kiek kainuoja tie toks aptarnavimas, gal pavadinkim, išleista $75 už šitą. Toj pažiūrėsim apartmentų patogumus ir bus matyti tada. Nu, plius minus kainos tokios nuo 50 iki 150 su ypatingai neskaniais pusryčiais, nors jie čia visoje Amerikoje neskanus, bet neteko lankytis dar labai prabangiuose žvaigždžių viešbučiuose, bet kas ten žino, gal kitur skaniau. Parodysiu pusryčius kitą kartą, kitam viešbutį. Veikia. O. Kiek čia saugo? Saugok. O, čia neišplėš durų. Va, šildytuvas. Lovas paklotas. O taip, viskas atrodo. Nėra tai blogai, svarbu nesmirda. Ir viskas, man atrodo, viskas bus gerai. O taip, viskas atrodo. Tai tiek, viskas. Atvykta į kambarį, lauksim rytojaus, rytoj pafilmuosim kažką įdomaus aplinkui, kas čia vyksta. Surasim tas sasiskas su krokodiliena. Ir žiūrėsim, mašiną pirksim, lauksim 3 valandos, važinėsim aplinkui, pažiūrėsim, kas čia įdomaus ir tiek. Susitiksim rytoj. Naktis praėjo ramiai, nieks durų neišspyrė, nieks neišnešė, nieks mašinos neišvarė, nieks nerėkavo. Tik man dabar klausimas kyla, kodėl žmonės $50 užstatą paėmė, sako, jeigu kažką sulaužysi, tada reiks atpirkti, kad čia nebėra ką laužyti, ir čia viskas sulūžė. Tai taip atrodo Alabamos židinys ir kėdė prie jo, atvarai pasėdėti prie sulūžusios orų pučiamos pelėsių dauginimo mašinos. Judam toliau, ieškosim pusryčių ir važiuosim Audi.
Saulė pasitinka mus. Hado be reikalo mes nereklamuojam, pinigų už tai negaunam, bet mums svarbiausia, kad Audi važiuotų. Tai dėl to tikrinam Hado priedą ir kas darosi su juom. Tai kas 5000 keičiam tepalą ir dabar bus šaltas užkūrimas, pakeistas tepalas prieš 500 mylių. Jokio subarškėjimo, jokio. Audi nuvažiavus 240 000 mylių. Tai reiškia, barškėjimas atsiranda vėl ir vėl prieš 5000. Tai dėl to buvo priimtas sprendimas Audi keisti tepalą kas 5000 ir pilti Hado revitalizantus. Bet dar kartą pasikartosiu, nieks mums už tai pinigų nemoka, tiesiog džiaugiuosi atradęs tą papildą ir džiaugiuosi, kad mašina važiuoja. Tai važiuosim, kol nutrūks grandinė. Išsvajotas saulės nėra, šalta, -3 kokie tikrai. Žodžiu, važiuojam ieškoti pusryčių, pusryčiam bus kažkas paprastesnio, o pietum kažkas su aligatorium, nes čia tiek kelio važiavam į Alabamą ir aligatorius nesuvalgyti kažkokios kūno dalies būtų nuodėmė. Va tokiais greviais į ir iš viešbučio. O kaip kitaip, Kas čia kaime daras, reikia pasižiūrėti. Žodžiu, dar tokiam viešbutį neteko būti, Tepo nėra, bet bus gerai ir netepas. Ir pirštinaitė panaudota kažkokią gal rasim. Va, kaip gerai. Siemam šlangą. Nu, pilamės kurą degaliniai ir naktelė buvo va tokia, būtent va tokia. Tai žodžiu, pusė vištos. Tai užsipilsim kurą, važiuosim toliau, ieškosim jau daug kartų minėjau per šitą video aligatoriaus, kažkokios tai kūno dalies. Dar viena panaudota pirštinė. Nežinau, jis atrodo kaip panaudotas, bet aišku, gal jis nepanaudotas. Nu, nesvarbu, svarbiausia, nieko nėra šliukščiau jaučiu kaip dizelio kvapas. Ar ant pirštinės, ar ant kūno dalies. 3 dienas smirda. Pirštinės 3 kartus plauti reikia, kad nebesmirdėtų. Dėl to imamės visų saugumo priemonių. Yeah. So, which coffee is the best? Colombia's always pretty good on the right. This one? Yeah. Okay. $1, so we can try it. Alright. Kavelės litrą. Quick Eats, kas čia per daiktas? Sausage cheese waffle. Va tokį mes tikrai suvalgysim, kad ir kas čia bebūtų. Nu gerai. O kas čia? Nežinau. Bacon, egg and cheese toaster sandwich. Kaipgi neparagausi vietinio sumuštinio. Su cheese toast sandwich. Čia yra vėžinis vaflis su dešra ir vėžinis sumuštinis.
Veikia aparatas, o mes neturim koinų. Mašinai gal ir yra. Can you like $2 for me? Nepasisekė. Jaučiu, kad duos šiandien šitas aparatas. Dvigubas triukas. Mano $10 kaba. Jaučiuosi apgautas biški. Nebėra $2. Tai va tokie žaidimo aparatai būna kaimo parduotuvės. Kavelės litrą už $1. Už $1. Pusę litro kavos. Labai apgailestauju, bet nepavyko nufilmuoti Fluffy to vaflinio sumuštinio, pavadinkim, su vafliu, kurį matėt. Tai vertinčiau labai aukštų balų, iš tikrųjų, bet tikras vėžinis sumuštinis. Tai tokį suvalgius tikrai vieną dieną mažiau gyvenime lieka gyventi, nes ten labai daug blogio. Bet labai didelė skonio vairovė, prieš tai filmau, nebuvo jungta kamera ir neįsirašė. Nieko nepadarys, bet liko dar vienas, šitas, irgi paskendęs aliejui kažkoks tai sumuštinis ir kavelė. Kavelės dar nebandėm, kainavo $1. Tai va tokia kainavo $1. O jas, kokia šlikštinė. Nežinau, ką daro su kava čia. Šitoj šaly, bet labai prastai. Jeigu nevažiuoji į Starbucks, Dunkin Donuts ar kažkokią vietinis kavos namus, tai tikrai neatsigersi normaliai kavos. Čia aš nežinau, čia kažkoks limonadas. Čia limonadas su skoniu kavos kvapo. Tai va tokį gaunat už $1. Bet kadangi šiltas, tiek atsigersim. Ir paskutinis sumuštinis. Quick Eats. Mes šiandien video apžvalga, bet pusryčiai tokie iš to nuostabaus viešbučio išvažiavus. Viskas, ką galėjome rasti. O Jėzus, kaip permirkė viskas aliejai. Nežinau, gal nesižudyti. Čia jaučiu dar blogiau nei viešbutį duoda. Čia dar ir šoninės yra. Nu nieko, paragausim bent. Visur trykšta aliejus. Gal ir reiktų nepabaigti jau, bet dar galim pabandyti dar vieną kąsnį. Pilną burną šnekėti negražu, bet jeigu būčiau mokytoja, sakyčiau, sėsk 2. Mašinos pastoji, reikia biškį ir nebe mašinas. Žodžiu, Alabamoj labai populiarų valtis, žinoma, daug vandens telkinių. Tai prie vieno iš jų sustojom, pažiūrėsim, kokie gražus medžiai. Žodžiu, žiauriai patogu Amerikoje, tvariai, visur yra va, tokie privažiavimai, traileriuką. Žodžiu, stūmiai su pikapu, nu, Audi, aišku, tarp pikapų daug šustriau atrodo su traileriu. Čia mano subjektyvi nuomonė, žinoma. Žodžiu, ir labai patogu. Atvažiavai, nusimeti, pasistatė pikapą su priekaba, paplaukiai, pažvejojai ir išvažiavai namo. Va, kvapas kaip pavasaris, dumblo. Žodžiu, tai va, tokia situacija. Tai tiek norėjau parodyti, jau norėjau kišti Audi, pagirdyti savo žvėrį. Bet neįvažiavam į vidų, nes daug draudimų visokių, kaip bebūtų, reikia laikytis taisyklių. O Alabamoje daug pelkių. Alabamoje, Luizianoje, kitoj kelionėje kažkada parodysiu, pakomentuosiu. Dabar gal net nesu tuo video filmavau. Tai žodžiu. Blow horn for gas.
O tai va, atvažiuoja žmonės, koks atvažiuoja, priplaukia, įkiša lazdą, ne lazdą, o šitą dalyką, pistoletą įkiša, užsipila 8-9 kūro, jeigu čia dar veikia kažkas, papučia į ragą ir plaukia, va ten gali tolumoje matyti žmonės žvejoja, labai gražus vaizdai, vanduo žalias. Toliau mėlynas, bet daugiau žalias, nes dumblas žalias. Upės žalios, tai keista, kodėl ežeras nėra visiškai žalias. Tai pakeliui, žodžiu, lėkiam toliau prie Audinės. Audi laikas dar nesuėjo, pardavėjas sakė, jisai kažkokiuose vestuvėse dar reikia jam atšokti nuo pačio ryto. Ir mes dar biškį pasidarysim čia ir važiuosim toliau. Čia galite matyti rimčiausią automobilių parkingą. Tai, žinoma, stovi pikapai ir šustriausia Audi vidury. Kadangi, rimtiem automobiliam reikia rimto parkingo. Čia mes labai šauniai įsipaišom su savo traileriu, kadangi ir valtį galima būtent jau užkrauti. Tai va taip, atrodo viskas, žodžiu, važiuojam toliau ir va, gal ant kalno užvažiuoti. Pavyko užsiropšti ant kalno, tai va taip atrodo, aukščiau nebepakilsim, jau tik tiek. Žmonės jau čia dairosi per petį, nespranta, kas čia vyksta rajone, kas čia ką kraunasi. Audi įgrūsta į tarpą, einam pažiūrėsim, kas čia per krioklį. Prie kažkokios duobės, nežinau, važiavau, pamačiau, sakau, reikia stoti parodyti. Tokia duobė, čia žmonės gyvena, neaišku. Čia, ko gero, net nesmagu ir vaikščioti. Privatu viskas, parašyta netrukdyti. Bandysim netrukdyti. O, kaip šauniai ten gali po medžią sėdėti. Po kažkieno kiemą duodas, net nežinau, ar čia taip galima ar ne. Bet private property. Vadinkim, kad nemokam skaityti angliškai mes. Yra kaip yra. Žodžiu. Va. Tokie vaizdai. Keliaujam toliau. Jeigu kada nors atvyksit į Ameriką, važiuosit su mašina per kaimus ar kažkur, nevažiuokit per autostradas, nieko nepamatysit. Jeigu norit pajausti vaibelį, visą tą, kur tas dainas dainuoja, visokios kaip pirmame fone, užsileidžiat ir pjaunat per kaimus. Norit kažko tokio pajausti, ką visuose filmuose matėt, per kaimus, jokių tenai miestų, kažko. Varot kaimeliais, užsileidžiat seną amerikietišką dainą ir tada bus jums faina. Kitu atveju važiuok ten per tas autostradas į tos miestus, kiekvienam savo. O kadangi visą Ameriką apie ilgą kelią kažkur važiuoti, tai vaibelis iš karto jaučiasi, kai kaime atsirandi. Tai žalia, gražu, medžiai, vanduo. Tai va, linkiu ir jums pralikti per Amerikos kaimelius ir užsileisti seną dainą. Tik pakalbėjau apie gražius dalykus ir važiuoju, žiūriu, policijos švyturiukai mirks ir stabdo visus iš eilės. Tai žodžiu, namas vidury lauko aptvertas kaip iš filmų, kur mėto laboratorija
ir stop juostom, ir matos ten ir greitoji, ir policijos labai daug, tai kažkas ko gero atsitiko negero ir nespėjau nufilmuoti. Tai liūdna, bet atrodo tiesiai iš filmo į Amerikos kasdienybę. Čia atrodo filmuok viską iš eilės ir bus tavo vos neveiksmo filmas. Tai va taip. Atvykom prie Audi, pardavėjas padės pasikrauti, pafilmuos, pabus mūsų operatorius ir susitvarkysim trailerį ir pasirodo mašina važiuoja, užvažiuos pat ant trailerio, o problemos tos pačios kaip visada nudegė vožtuvai. Tai va, tai tuoj pasikrausim, užvažiuos ir tada daugiau galima bus apeiti pasižiūrėti. Jau buvau nusiteikęs, kad reikės tempti, vargti, bet nereikės. Tai realiai mašina ten, tuoj atvažiuosiu ir pamatysit, kaip užvažiuoju. Saulė šviečia, gražu čia ir gyventi norėčiau dabar jau tokiu laiku žiemą. Mašinėlė pilna faršo, kaip mano uošvis sako, pilna prikrauta. Tuoj užvažiuosim, užsikrausim, pafilmuosim tada. Antras bėgis įsijungė ir kompresijos jau nebeliko. Automobilis pats, kaip matėt, užvažiavo ant tralo, naujos padangos, apeisim, apžiūrėsim, kaip dar visą būklę automobilio, dabar belieka tik tai prisirišti ir važiuosim namo tada. Nu va ir viskas, mašinėlė pakrauta, o dabar važiuosim ieškoti krokodilo dešrelių, kaip ir žadėjau. Pasikrauta Audi ant trailerio, žodžiu, Audi veža Audi, o tokiam fone, žodžiu, važiuojam, paieškosim tų ilgai lauktų krokodilo dešrelių, nes čia jau piets jau reikia jau kažką ir užkasti. Tai va, tai kitas jau peršokimas bus į dešrelės. Nu ką, mašina ant tralo, atvažiavom į seafood restoraną, bandysim nueit pažiūrėti, ar yra krokodilo gyvo, ne, bet kažkokios dalies, tikiuosi, labai bent mažą gabaliuko ir tada kelionė nebus veltui. Tai va, Audi pakrauta, Audi tempia Audi namo, tai reiškia, kas geriausias automobilis, jūs man pasakykit. Tai va, einam pažiūrėsim ir toliau važiuosim dar per miestą, pasižiūrėsim, kaip atrodo miestas. Labai daug gražių namų. Aš galvau, kad Alabama visa yra didžioji dalis apie pelkes ir kažką nieko gero, bet pasirodo, kad čia blemba visai puikiai vieta gyventi, galiu pasakyti. O geriausias vaibelis eina iš to, kad saulė šviečia, šilta, žolė žalia vietom. Va, vietom galit matyti. Ir jo, o ko daugiau reikia? D vitamino ir saulės, tai va. Einam žiūrėsim, kas čia bus. Dešrelių nėra, tai bus taip, kad imsim kažkokį gator plater, kad ir kas tai bebūtų, nežinau, čia su bulvėm bus. Atsiprašyti Alabamos gyventojai, čia ne krokodilai, čia aligatoriai pas juos, aligatoriai. Tai nežinau, ar yra skirtumas, man visada buvo krokodilas, o čia aligatorius. Tai neįsivaizduoju, kokį dar patiekalą reiktų išbandyti, jeigu ne aligatoriaus kažkokį tai kūno dalį. Tai kitas steitas bus kitas maistelis kažkoks paragautas. Tai ne maisto blogas, bet kažką įdomesnio vis tiek reikia parodyti. Pasirodo, aligatoriaus uodegą valgysim, tai yra saugiausias pasirinkimas europiečiam, bet čia buvo tik vienintelis dalykas, jau šustriau būtų šustriausias variantas, ką galima būtų rasti,
vytinta aligatorių mėsa, bet jau ten visiškai žvėriena jaučiasi. Tai reiškia, dabar bandysim paragauti ir pažiūrėti, kas čia vyksta. O atrodo va taip. Tai patiekia gabaliukai su aštriu padažu, majonezu, su aštriu majonezu ir žiūrėsim, ką čia atnešė. Tai minkštutė tokia jaučiasi. Kažkokia ryžių. Kažką ryžių atnešė. Labai įdomus skonis. Gerai, eikim prie reikalo, kur šakutė. Maži gabaliukai. Padažo. Skonis kaip vištienos. Arba čia padažai viskas sugadina. Mėsa balta? Nesuprantu. Mėsa balta. Nežinau, gal čia mane apgavo. Nu, kaip išlūpų, tai matosi, kad tokia kitokia mėsa. Jo, tokia kaip guminė. O taip va mėsa atrodo. Šviesi. Keisto gumos skonio, bet skanu. Nepasakyčiau, kad čia kažkas netokio. Jeigu nežinotum, ką valgai, galvotum, kad vištiena iš KFC. Dešimt balų. Bulvės visas su visais lukštais suvarė. Nešvaisto maisto. Grįžkim prie aligatoriaus. Jeigu būsite Alabamai, alligator plater į trasą. Ne kiekviena vištiena taip gerai suskramto kaip šitas. Bulvių košė labai keisto skonio. Atrodo, iš bulvių maišą išpurtė ir ką tik nukastos bulvės kvapas yra. Tai gal čia dėl to, kad su lukštais visais, su visa žievė suvirė ir sutrinė, nes viskas viename. Nu ką aš galiu pasakyti? Ne dešrelės. Dešrelės biškai kitoks skonis. Esu valgęs vieną kartą, nepatiko. Dabar sakau, surizikuosi dar kartą Alabamai. Ir buvo tik tai gator plater, tai čia aligatoriaus uodega. Ir esu nustebęs. 10 iš 10 iš tikrųjų. Tikrai užsakyčiau dar kartą ir pasimčiau išsinešimui, nes toks netgi prie didžiojo penktadienio filmo su padažiuku, su rankytėm tiesiai, čia jokių šakučių net nereikia. Penktadieniui, 10 balų. Būsit Alabamai, gator plater. Nu ir viskas, paragauta aligatoriaus subinės ir uodegos. Ir galiu pasakyti, kad labai skanu iš tikrųjų. Labai skaniai suvalgė, labai traški mėsytė. Čia ne video blogas apie maistą, bet video blogas apie kaip nenumirti. Kaip nenumirti reikia kažką pavalgyti. Tai va, ir parvalgyčiau dar kartą 100%, 10 iš 10. Realiai vietoj čipsiukų netgi pasidėčiau prie filmo ir valgyčiau aligatoriaus uodegą su majonezu. Labai skaniai. Viskas, kraunamės manatkės, važiuojam namo. Apie pačią mašiną, tai kaip ir visada akcentuojam, kad galit pastebėti mūsų Instagramo ir Facebooko profilį. Visą pilną apžvalgą automobilio pamatysit ten. Čia labiau apie kelionę, važiavimą, pasikrovimą, apie gamtą, apie pavalgymą kažkokį įdomesnį, kaip žmonės gyvena taip, kaip yra nepagražintai Amerikoje.
Tai va, jeigu įdomu, užėjkit, pažiūrėsit pilną apžvalgą mūsų profilį, paliksim nuorodas po aprašu ir toliau stebėkit mūsų kelionės ir žinoma, like, subscribe, patinka. Kaipgi kitaip pamatys daugiau žmonių šitas visas kelionės, jeigu jas iš vis kažkam įdomias. Čia prasideda degalinės priekis ir bandysim pasiekti galą. Nežinau, iš kur čia tų mašinų tiek, bet dizelis $2 už litrą. Tai ieškosim dizelio, tikiuosi, kad rasim kokią pompelę ir nereiks mums čia labai smarkiai vargti. Va, kiek degalinių, kiek pinigiukų prasisuka per šitą degalinę. Ojei, ojei, ojei. Aišku, mes šiandien susirinkom skaičiuoti svetimų pinigų, bet labai daug kalanėlių, labai daug žmonių aptarnauja ir realiai vietos visada yra. Va tokio dydžio 100+ užsipilimo taškų. Tikrai nereikės stovėti ir laukti eilėse. Ir mes tiesiog random pasirinksim kažkurią vieną ir pažiūrėsim, kiek dizelis kainuoja. Tikiuosi, kad $2 taip kaip pažymėta. Nes jeigu ne $2 teks nusivilti. 2,99. Tai nėra prasmės ir piltis. Apgavo. Važiuojam iš čia. Nepilsim kurą, pamelavo. Pirmoji vietoje rodo, kad $2 už dizelį, o iš tikrųjų $3. Tai supyksim ir mes nespilsim čia. Žodžiu, išnarpliau myslę, tai atvarai degalinį, jeigu nori dizelio po $2 už galoną, ko man dabar reikėjo 11 galonų. Jeigu aš noriu susimokėti $22, turi pirkti dar ekstra plovimą mašinos už 20, tai jau $42 už 11 galonų ir mašina vėl tokia pat iki Čikagos bus. Ok, bet jeigu neperki plovimo, tai tada susimoki $33 už tą patį kūrą. Nu tai pat ir apgavystė, atvažiuoji pirkti, turi atvažiuoti su visiškai tuščiu kūro baku, kad tau čia apsimokėtų plauti mašiną ir gauti nuolaidą $1 per galoną. Tai va. Bet jau buvau susigundęs už $2, nes kai pamačiau galvoju, nuo kada kainos kaip Teksase, o Teksase dizelis 2,7 už galoną tiesiog degaliniai. Tai va. Nesibaigė linksmybės, į pūgą papuolėm, fūros kaip bepročiai lėkia. Biški nesuprantu, furistai va lėkia dvigubai greičiau, tai reiškia kokių 60-100 km per valandą. Tokiam kely, kur nieko nesimato. Vėl pūgoj, žodžiu, nieko nesimato, tai visa laimė, kad prisivėjo 3 sniego valytuvai ir pikapas, tai dabar biški bent jau žiburiukai prieki matos, kur važiuoji. Tai prieš tai jau buvo greitis ant 10 ir dabar nelėkiam čia labai greitai, ant 30, bet kelias super prastas ir jau senai reikėjo sustoti ir nebevažiuoti, bet taip jau nutiko, kad važiuojam toliau ir nieko nepadarys. Tai va. Taigi, automobilį parvežėm sekmadienį, dar dokumento neturim, pardavėjas pavėlavo šiek tiek, neišsiuntė, turėjo reikalų, tai reiškia dokumentas jau vėluoja vieną dieną ilgiau nei žadėta, tai jau trečiadienį žadėjo, kad bus, trečiadienį daug kad dar neturim, bet jau turim patvirtinimą, kad išsiuntė mums dokumentą paštu. Tai čia jau kur lenkiu, tai būna, kai perka žmonės mašinas iš aukcionų, tai būna daug ko laukti reikia ir po kartais net iki 2 mėnesių. Paskutinį kartą čia klientam pirko mašiną, tai spalio 26 nupirktas automobilis aukcione buvo, čia
vienetiniai atvejai, ką mes darom, jeigu labai paprašo, ir tai čia iš tų vietinių aukcionų tokių. Tai dokumento laukiam iki sausio 8 dienos, jeigu neklystu, dabar tiksliai nebepasakysiu, bet jo, tai va, tai tokia situacija. Tai ką darysim dabar? Tai vežam automobilį pakrovimą, rytoj ateina dokas, atiduodam doką ir per šią arba kitą savaitę automobilis iškeliauja į pakrovimą. O šiandien dar reikia ją nuplauti, nes čia jau matot, čia labai blogai yra. Čia jau taip automobilio neišleisim, kadangi naktį, kaip matėt, turėjom didelę gausę sniego pūgą, važiavam iš paskos sniego valytuvų, tai čia jau nebe sniegas, čia jau yra druska. Labai didelis kiekis druskos ir jeigu tą mašiną paliksim taip mes į pakrovimą, tai jin grįž red style tipo, tai nebebus ką žmogui parodyti. Tai va, tai situacija ta, kad automobilį nuplausim, neplaunam šiaip, bet šitą nuplausim, kadangi tikrai negalim tokio automobilio palikti ir viskas. Ir toliau matysit jau, kas vyksta toliau. Ir šiandien pristatysim į pakrovimą ir, kaip ir minėjau, iškeliaus šią arba kitą savaitę. Mašinėlė atrodo super baisiai, bandysim nuplauti, pažiūrėsim, kas čia, kaip čia seksis ir kad tiek druskų nepapultų į konteinerį, tai kažkaip bandysim biškį pridėti ranką. Štai automobilis po ilgos kelionės iš Alabamos atsirado tarp sniego ir drusko, patikimo partnerio lipdukas. Viskas vyksta visada taip pat. Automobilį sufotkinam, sufilmuojam, kad visi matytume, kaip automobilis pristatytas, kad kokie pažeidimai buvo ir taip toliau. Kvapukai keliauja mūsų klientam. Mes kvapukų nepardavinėjom, mes dalinamės, kad bent kažkokią dalelę klientas apsidžiaugtų, radęs mažą dovanėlę. Mažos dovanėlės stiprina draugystę, kaip mano treneris sakydavo. Tai va. Tai kas pasimokyta šį kartą, kad nereikia nukabinti nosies, kai titlas yra blogas. Kartais reikia palaukti 1 dieną, kartais reikia palaukti 3 mėnesius. Ir nieko nepadarys. Svarbiausia, tikslas pateisina priemonės, kartais, aišku, laukimas nėra gerai, kai daug pinigų investuota, bet tiesiog kartais tiek mes, tiek klientai prisiema riziką, laukia ir gauna tai, ką nusipirko. Ir viskas. Stebėkit toliau, stebėkit kitus nuotykius, važiuojant pirkti kitų automobilių. Iki pasimatymų.